Kiekvienas iš mūsų namuose turime virtuvinį rankšluostį, o ar dažnai susimąstome, kad jame gali gyventi mielės, pelėsis ar net bakterijos? Tai atskleidė Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atliktas virtuvinių rankšluosčių bakteriologinis tyrimas, kurį inicijavo higieninio popieriaus gamintoja Gritė. Mes ištyrėme vienkartinius rankšluosčius ir virtuvinius medvilninius rankšluosčius. Medvilninius rankšluosčius tyrėme švarius ir naudotus 3, 7 ir 14 dienų. Po bakteriologinių tyrimų gavome labai įdomius rezultatus. Popieriniuose vienkartiniuose rankšluosčiuose bakterijų aptikome minimaliai, o tyriant medvilninius rankšluosčius pamatėme, kad net ir švariame rankšluostyje suradome 1 grame rankšluosčio apie 80 milijonų bakterijų. Tyriant medvilninius rankšluosčius naudotus kelias dienas, šių bakterijų skaičius buvo ženkliai didesnis. Štai yra Petri lėkštelės su tyrimo rezultatais ir galim palyginti, tarkime, pasižiūrėjus, kiek yra bakterijų medvilniniuose rankšluosčiuose ir kiek yra bakterijų popieriniuose rankšluosčiuose, higieniniuose rankšluosčiuose. Ir mes matom skirtumą. Rasti mikroorganizmai gali turėti įtaką žmogaus sveikatai. Kadangi mes žiūrėjom ir ieškojom enterobakterijų, tai enterobakterijų sudėtyje yra žarnyno lazdelės, salmonelės, kurios gali sukelti žmonėms viduriavimą. Atlikus mikrobiologinius tyrimus, higieniniame popieriuje nerasta enterobakterijų, mielių ir pelėsių. Idealiu atveju rankšluostį reikėtų keisti po kiekvieno naudojimo, tačiau kasdienėje buityje tai nebūtų patogu. Siekiant savo namų aplinkoje išvengti kontakto su minėtomis bakterijomis, pelėsiais ir mielėmis, medvilninius virtuvės rankšluosčius galima pakeisti alternatyviu, vienkartiniu higieniniu popieriumi. Po naudojimo jis yra išmetamas, tad nebelieka sąlygų augti bakterijoms ir nėra galimybės jas pernešti ant švarių indų bei įvairių virtuvės paviršių.